Kaip įdėti maršrutą, jeigu Logtrackeris to daryti neleidžia? Puikiausias to pavyzdys yra maršrutas iš Tulūzos į, sakykime, Barceloną per Andorą. Ne per Andorą, bet šalia Andoros. Turime, mes sakykime, tašką. Šiuo atveju tai bus taškas virš Barcelonos. Ir matome, kad mums maršrutą per Andorą planuoti neleidžia. Galime išsisaugoti. Tašką išsisaugojame. Ką mes ten planuojame, iškrovimą ar kažkokį kitą veiksmą. Žymime. Einame į renginiai. Susirandame reikiamą įrenginį. Nurodome 3 metrus. Grįžtame vėl į logisto langą, susirandame automobilį, kuriam planuojame maršrutą. Ir pasitaisome taip, kaip mums reikia. Būtinai įsidedame kelis tarpinius taškus. Kad vairuotojas suprastų. Tiksliau, kad vairuotojas pas save lange matytų vėliavėlės. Ir suprastų, kaip važiuoti link reikiamos vietos. Išsisaugojame. Kai veiksmą baigiame daryti, būtinai grįžtame į įrenginius. Turime, kai vairuotojas atvažiuoja atgal arba išsikrauna, jau atlieka reikiamą veiksmą, būtinai atstatome į buvusius parametrus. Kad grįžtume, nuimame varnelę, atstatome standartinius vilkiko parametrus. Neatstatymas veiksmų į pradinę būseną gali turėti fatališkų pasekmių. Tai supraskime, kad vairuotojas gali užkabinti tiltą, gali užkabinti belę kurį kitą objektą. Tam maršrutų planavimas ir skirtas.